Donatai, o kas čia? Tokia komanda Lietuvos. O juokas juokais. Tai vieni žmonės daro sėdinių primatavimus, o mes darom kamerų primatavimus. Ir žiūrėsim, ar tu čia ką tu pasiektum. Jaučiu, kad nelabai. Aha. Kas čia? Čia. Draugas. Gerai. Jūs su Mersu varėt? Aišku, ten pasėjo Transformeris, ne mašina. Mercedes Crafter BMW bus. Jo darbas. Aš nieko nepadariau netyčia. O ką tu padarei? O ką tu padarei? Pakėlei fiškę. Kaltas prisipažįstu. O fiškė buvo? Iniciacijai. Biški per dangstį nuvėlė. Teko kirst. Kirtau. Ir nukirtau. Day 2. Rain, rain, go away. Come again in Monday. Juokaujam, kad kai aš įdedu pas Levicką kamerą, tai būna arba pelkė, arba vairas susimontuoja. Arba fiškė atlėkė. Sako, kad Veslavai, kaip tu man kamerą įdedi, tai man minusas didžiausias.
Day 3. Nu ką, pito apžvalga. Esam taip įsikūrę. Čia šalimais mūsų dar yra ir Laurinas Irčikonis, kuris važiuoja Drift Kingų semi-pro lygoj. Vakar bičiulis labai gerai uždominavo. Kvaloj 96 balai, pirma vieta. Super pasirodymas. Tai tikėkimės link podiumo šiandien. Retas daiktas drifte, toks automobilis, bet važiavo iš esmės gerai. Man atrodo, jis buvo 5-tukė kvalui. Miskolci Kevin és Dr. Dóróci Árpi. Kažką šneka apie Kevin Piškoltį, kuris važiuoja Driftmasteris ir pernai buvo 10-tukė. Taip, žiūrovai yra nuo tenai, ilgas galas ir aplink visą trasą toks yra sustojimas. Pasitikslinsim, kiek čia turi žmonių atėjo, įdėsim skaičių, kiek buvo organizatoriai, kokį skaičių mato. Šalimais yra privatus oro uostas, tai nelabai galima skraidyti su dronu. Šiemet čia buvo ištiestas naujas asfaltas. Tai va, tolimais yra įsibėgėjimas ir va ta trasa. Medijai neleidžia būti už padangų, leidžia būti tik tai viduj trasos. És megint! De Alice meg, jaj, átmegy a... Anam gale vyksta dragas. Kursas yra 1,400 forintų. Tai grubiai šnekant, va, viskas yra tarp 70 eurų. Realiai 80 eurų. Ir tikrai patiklas gaunasi. Va. Toks. Hodogai. Euras su biškiu. Čia yra klasikinis vengriškas dalykas. Skanus desertas. Ypač fainas tada, kai jisai būna pagamintas iš karto gyvai. O ne, taip sakant, nesušalęs. Va. Toks dalykas. 3,5–4 tūkstančiai. Virtuvės ganėtinai vairios, tai jeigu mėgsi labiau klasikinį maistą, gali klasikinį, jeigu labiau vengrišką, gali vengrišką. Iš viso yra 3 palapinės, kur prekiauja va tokia tai atributika. Yra smagių, gražių dalykų ir tikrai pirkčiau. Va, virš 13 eurų grubiai. Tikrai būtų faina, jeigu ne šits užrašas. Va, BMW fanam. Tokiem fanam. Stralai, troškena, kiek galima. Much later.
sugebėjau pirmam važiavime numontuoti padangą. Sakė komandos draugai, kad iniciacijų numontavau, nors nejutau ir nebuvo mažo slėgio, kad labai ten buvo toks. Kaip visas 3 dienas važiavau, taip ir važiavau. Pradėjau just, kad kažkas negerai, galvoju, tikrai neatleisiu. Ir jau pajutau, kad, ta prasme, kad padanga montuojasi, galvoju, nusimontavo, bet pirmos mintis, kodėl. Bet neturi kada laiko ir paskutiniam posūkį persimetant tiesiog. Jinai tiesiog išlėkė ir aš ten sugebėjau 3 beveik padaryti. Net mačiau tą padangą važiuojančiai mane. Tai jau viskas, buvau nurašęs tą top 16 kovą. Lietai parvažiavau, kad išsaugo diską. Čia galima keisti vieną ratą. Jau man toks variantas buvo serijas praeitais metais. Pakeitė ir antrą porinį reikėjo suvažiuoti. Antram porinį atsidaviau, galvoju, bent gražiai reiks atremti, ta prasme, vis tiek negali nuleisti rankų, turi būti viltis, kad, gal išplėšti tą montavimą, o tos kovos atremiau, atrodo, mano manimu, neblogai, nepasimečiau dūmuose, nors kelis kartus buvau ten biški dingęs ir verdiktas buvo į mano pusę. Aišku, aš pradžiai nesupratau, mano porininkas irgi buvo biški šoke ir paskui parėjus, grįžus visi papasakojo, kad čia biški taisyklės kitokios. Mano oponentas pirmiau pavažiavo tiesiai ir man tada nusimontavo padangą. Tai laimėjau tą porą, o jau buvau pasiruošęs kibesnės padangas vietiniai žvaigždžiai, čempionui Kristoforui. Tai ir kaip ir visi sako, važiuok aštriau ir 10 metrų toliau. Tai pajutau, kad tai yra geriau nei Vesleikas, bet ne taip, kaip visi čia gyrė. Aš suprantu, kaip veikia reklama ir aš nebuvau jos bandęs niekada, o bandžiau Zestino Pro, ne Max. Ir galiu pasakyti, taip, jinai tikrai veikia geriau nei Vesleikas. Nejuokim, nieks tai nieko neveikia. Nepirksim tų padangų. Nepirksim. Tai va, tai jos neveikia taip, kaip čia visi reklamuoja, ta prasme. Ir tiesiog, taip, lydrane stengiausi važiuoti liniją, biški pakarpiau, bet nebuvo tai blogai, ta prasme, tikrai jautitaus neblogai, o iš paskos važiuojant tiesiog bandžiau vytis ir antram klipe gale jau pajutau, kad, ta prasme, aš nebeturiu valčių net jį davyti ir jau jaučiu, kad iš gazo, kad aš jo nesivėju, tiesiog bandau visur karpyti, kad būčiau šalia ir taip ir pralaimėjau top 8. Tai Zestino rašom ten neaukštą balą, ne? Kaip šiemet visi čia labai kelia šitą vardą. Veikia padanga, ta prasme, taip, galiu sakyti, kad bet tikrai neverta tų pinigų, ką jinai kainuoja, nes tikrai mačiau gyvus pavyzdžius ir su restauruota lenkiška navarkė ir su, tarkim, ta pačia Valino. Tikrai Valino daug geriau lekia, matosi vizualiai, ir tie patys komandos nariai važiavo ir matėsi, kada kurioje vietoje baigėsi, nes mes vis tiek jaučiam, nes žinom, kurioje vietoje yra slidžiau, kurioje kibiau yra ir kada variklis dirba pilnais sūkiais ir kada varo ant sukibimo. Tai aš tikrai nesu patenkintas tom. Bet šiaip viskas gerai. Tai turi Zestino pardavimų gal dabar? Ne, aš pasiskolinau, ir ačiū Dievui, kad pasiskolinau. Važiavau visą laiką su Vesleikais. Žinojau, kad čia labai grubus tas asfaltas ir jeigu važiuojant dideliu bėgiu, realiai įmanoma suskusties iš vieno važiavimo, žemindavau bėgį, tai palėtėdavau, galvojau, bus geriau, bus kibesnės padangos, būsiu greitesnis, bet taip gal. Dabar tavim šeima pasidžiaugs, kad būsi namie pagaliau. Pagaliau jo pasidžiaugs ir savaitėlę ir paskui susitiksim Baltijos čempionate Estijai. Pasimsim žeminės triukės, lydas? Ja, būtinai. Gal dar guminius kokius įsidėsim, nes, su estišku oru nežinosi, kaip čia bus. Tai buvo smagu ar nebuvo smagu? Dalinai smagu, nes nemėgstu taisyti nieko pats. Bet reikės, ne? Teks. Labai saugojau, bet jau finale kojas tos užsirėmė, labai tarp pedalų man ten užkliūna. Tai kova realiai buvo finalinė, bet ten nepasisekė. Tai ką, su Kristoforu sulikai gerą lydą, bet... Aš maniau, kad labai gerą, nes
nesistabdžiau, kur stabdžiausi su kitais, lindau max kiek eina, spaudžiau dugną, bet pagal teisėjus nebuvo labai geras lydas, ko mes ne visi suprantam. O Čeise jaučiau, kad turiu pabėgusi šiek tiek suvedimą, nes vienas koilas linko top 4 kovoj. Ką galėjom sutvarkyti per 50 minučių sutvarkėm. Nu, vyrai sutvarkė. Aš tai nieko netvarkiau, cizą rūkiau. Ir lydą suvažiavau, kaip ir pasijaučiau saugiai, kad mašina važiuoja ir Čeise persimečiau gal per staigiai, norėjau būti prilipęs ir gavosi, kad užsikampinau. Tada bandžiau išvengti vidinės trasos dalies, nenumušti kugelių ir likti dar šiek tiek kampe ir man atrodė, kas ten vyksta per pusę sekundės, kad aš spėjau, užšokau ant jo, pradėjau važiuoti, pažeminau bėgį ir matau, kad jau padangos tik kyla ir mes... Tiek žinių. Ja, nu tai va. Labai džiaugiuosi visko. Ačiū draugam, rėmėjam, mechanikam, žmonai. Zestino nėra tokios blogos padangos, kaip šnekėjo kebabas. Bet valinkės geresnis. Na, tai žinai. Tai eik į kadrą, nu paprikolinsi. Nu tai ką tu, skersai praeik tiesiog, tipo, žinai, protingas. O, labas! A, tu ir čia irgi buvai? Nemačiau, kaip važiavai, tik gaila. Gerai, ačiū, visiems buvo smagu. Turėjom papildomą dieną treniruočių, atvažiavę tai tokia iš miegų žiemos, atsiprabudę, tai pasitestavom mašinas, viskas kaip ir gerai buvo, oro sąlygos šilčiau negu pas mumis Lietuvoje. Apie pačią trasą tai buvo ganėtinai sudėtingas pasistatymas toks. Pirmą dieną tai ta prasme net nesupratau, kaip tenais reikia, tai kentėjo buferis priekinis žibintas. Tai didžiausias skausmas buvo, bet permiegojus su tą mintim, kitą dieną nuo kvalifikacijos diena atėjus, buvo gan viskas kaip ir aiškiau pasidarė, kaip susigulėjo visas mintis. Per kvalifikacijos dieną turėjom išdaigus oro sąlygom. Lyja, saulė, vėl šlapia, pradžiuvo, išdžiuvo pilnumoje, vėl tik išdžiuvo, vėl nukrapina, šlapia, vėl viskas. Tai buvo daug streso ir minčių, ką daryti prieš važiavimą, nežinai, komandos draugų klausė, ar kokią situaciją. Tai pirmų važiavimų surinkau 71 tašką. Galbūt ir surinkčiau daugiau, bet buvo akimirka, kai reikėjo pagalvoti, ar galinį buferį pervažiuoti ar ne. Tai mūsų už tai man atminusavo. O antrų šiek tiek daugiau pasigerinau, 81 tašką surinkau. Likau kvalifikacijai 7. Sekmadienis turėjom apšilimą, tai pravažiavau 2 ratus, kas 3 spėjo, kas 2. Tai suvažiavus 2 važiavimus apšilimo viskas gerai, bet labai ilgą pertrauką. Turėjau susitikti su komandos vadove Sandra, bet jai atsitiko nelaimė, tai sprogo variklis, o kadangi gavosi, kad keliau tiesiai top 8. Turėjau didelę pertrauką iki top 8 važiavimo, gal tas didėjo, gal ko lemia praloš, nežinau, šiaip pats nesavėje, bet didžiausias nuostolis, kad neužtenka ant 2 važiavimo padangų. Didžiausias reikalas yra toks, kad, ta prasme, turi galvoti planą, kaip suvažiuoti, kad, nes nežinai, koks priešininkas bus, greitas, lėtas ir, galvoji visą laiką. O, didžiausia problema buvo, manau, padangos. Galėjau gal ir būti geriau, bet yra kaip yra, pralošiau. Gan bičas, nepasakysiu vardo, dar visų čia gerai nepažįstu, tai gan jisai liko 3 liktais. Tai nėra taip abidna, o galim pasidžiaugti, kad Gediminas mūsų akim 1 vietą. Nors teisėjai vertina, kad 2, tai galim pasidžiaugti. Sekančios varžybos visko gali būti, kad susitiksim Baltijai, bet neprižadu. O šiaip tai tikslas tai Kingai, 2 etapą Kingų.